galima jame atrasti, kad ten yra keliama versija, jog pats dronas gali būti ukrainietiškas. Bet vis tiek straipsnio antraštyje būtinai reikėjo pabrėžti, kad tas dronas įskrido iš Rusijos pusės. Nu, jeigu taip pasižiūrėtume į žemėlapį, tai turbūt ukrainietiškas dronas iš Ukrainos į Lietuvą nelabai kaip kitaip ir galėjo atskristi. Jis pirmiausia turėjo kirsti Rusijos, Baltarusijos teritoriją, jeigu tai yra kažkoks nuklydęs dronas, o gal visai nenuklydęs dronas. Taip kad, bet būtinai reikia aišku akcentuoti, kad dronas įskrido į Lietuvos, į Latvijos, į Estijos teritoriją iš Rusijos. Man nesvarbu, iš kur jisai įskrido, man svarbu, kieno tai yra dronas ir kaip atsitiko taip, kad jisai pateko čia. Pateko į mūsų šalį įskrido, pas Latvius pateko, Estijai ir tokiuose labai įdomiose vietose, reiškia, visi trys panašiu metu. Tai nors teisybės dėlei reikia pripažinti, kad vienintelis portalas, tai yra lrt.lt, vakar vakare, mačiau, jisai atnaujino savo straipsnį ir antraštėje buvo paminėta, kad dronai įskrido iš Rusijos, bet antraštėje buvo paminėta, kad tai ukrainietiški dronai. Nežinau, kokia yra dabar paskutinė versija. Ukrainietiški, jie ne ukrainietiški, neturėjau tiesą pasakius laiko galimybės pasitikrinti, vat gal Viktoras perims estafetę iš manęs ir papildys, ar ne Viktoras, ar Gintaras, ar Robertas. 20 minučių, ponė. Kas? Viktoro tema. Ai, Kodėl mano tema, aš nesu dronų specialistas. Tavo laikas. Tada pradedi kalbėti. Ne, tai čia labai gerai palėtėt visas reikalingas temas, nes pats dronas, nu, čia yra tik tai, kaip Gintaras sakė, pasiekmes. Tai, o svarbiausia dalykai būtent ir yra, kiek mes išleidžiam pinigų ir kam išleidžiam. Ir mes matom dabar, jau toj bus mėnuo, kaip vyksta karas, galima taip įvardinti. Trumpas vadina tai kaip ir Putinas specialiąją karinę operaciją. Ir mes matom, kad nedalyvauja ten jokie pėstininkai, jokie tankai, bet pagrindė karas vyksta dronais ir balistiniam raketom ir lėktuvų antskrydžiais. Nu, kažkiek laivų yra dalyvaujančių, kurios jau atseit visus nuskandino Ameriką, kad nebėra. Ir tas pats Ukrainoje karas 5 metai vyksta, irgi matom, kas skraido dronai, raketos, ir mes išleidžiam tokį didžiulį kiekį savo biudžeto pinigų, beveik 1/4 biudžeto išleidžiam, ir mes neturim visiškai jokios oro gynybos. Tai visi šitie išleidžiami pinigai praktiškai, jie yra skirti ne gynybai, bet ko gero puolimui. Paminėjot ir tos pačius Lenkus. Turi Lenkai prisipirkę už 5 milijardus Abramsų. 5 milijardus Abramsų išleido, kurie šiuolaikiniam kare su visais tais dronais, kaip ir ką jie duoda gynybai. Tankistų karstai. Visiškai. Ir gynybai tai yra visiškai praktiškai neadekvatus dalykas. Kitas dalykas, pastoviai kalbam, kad Rusija praranda 1000 žmonių į dieną. Tai jau 5 metai jau turėjo 2 milijonai būti užguldyti rusų. Tai tiek ir yra. Tiek ir yra, Viktorai. Tai kaip įsivaizduoja mūsų tie visi strategai ir Lietuvos, ir visų tų Baltijos tigrų ir Europos, kaip įsivaizduoja tą Rusijos ėjimą kareivių okupuoti šitų teritorijų, viso to vakarinio, į vakarus rusai eitų, tai jam reiktų paimti ir Suomiją, ir visus mus, ir Lenkiją, ir Rumuniją, iki pat nuo jūros iki jūros, kaip sakom. Tai yra visiškai neįmanoma. Tai
aš žiūrint į tos pačius vadovus Europos ir Rusijos, nu ten tikrai Rusijoje nėra psichopatai, kai mums bandoma parodyti. Nu, paprasčiausiai nėra resursų pas juos, kad visą tą daryti. Tai dėl to ir pasirinkta yra grinai tokia strategija, kad pagrindė eina raketos ir dronai. Tai, o pas mus panašu jokių išvadų niekas nedaro. Bet Viktorai, šiandien aš visai netikėtai išgirdau tokią pirmą turbūt blaivę mintį iš Latvijos. Jų užsienio reikalų ministrė moteris, dabar nepasakysiu vardo ir pavardės, pasakė, kad jūs baikit klėdėt, Rusija neturi jokių galimybių ekonominių 27 metais daryti čia jokio fronto Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Tai mūsų tiem karo sakalam visiems, tiem karo gaidžiam, nu tai čia kaip žinai, kaip pirštų į širdį. Bet jinai, Gintarai, nepasakė, kad 28 metais Rusija neturės galimybių. Tai kitais metais pasakys. Jo, kitais metais pasakys. Čia reikia iš esmės kalbėti, ir Viktoras truputį užsiminė apie tai, kad Rusija nei tų pajėgumų turi, nei tų ketinimų Rusija turi. Pasakykime labai aiškiai, ketinimų pirmiausia. Čia tų pajėgumų prie gero noro, tai tuo jie susiorganizuotų, nepergyvenkime šitų pajėgumų, žinai, bet vienas dalykas, tai nėra jie bepročiai, bet svarbiausias, nėra jiems jokio reikalo ir ketinimų. Mums tas nuolat piešiamas, kad Rusijos kažkoks yra tas, reiškia, atgimstantis imperializmas, noras čia valdyti visą pasaulį ar Europą ir taip toliau, nu yra visiškas absurdas. Ir kažkaip tai nežinau, dar kiti ir mūsų politikai, Seimo nariai, kurie kaip ir viskas tvarkoj būtų ir balsuoja ir prieš tą Kapšiamiesčio poligoną, bet aš kai kurių Seimo narių, tų balsavusių prieš ir pasiskaitau įrašus, vis tiek kažkur kartojami tie yra Rusijos režimas, ten ta. Nu, dabar pasakykit man, prie ko čia tas režimas Rusijos? Labai geras yra Vytauto Valentinavičiaus straipsnis ten ne apie Rusijos, Ukrainos karą, apie Irano, Jungtinių valstijų, Izraelio, reiškia, tuos visus reikalus. Ten labai teisingai tame straipsnėje keliamas klausimas yra. Tas pavadinimas režimas, tai dabar sakykit, Saudo Arabijoje kas yra Saudo Arabija? Valstybė ar režimas? Tai ten Saudo Arabijoje žmogaus teisų padėtis yra dar prastesnė negu kad tam Irane. Bet niekas to klausimo nekelia, kad ten reikia atvažiuoti išlaisvinti šitą tautą. Tai Jungtinės valstijos, kodėl mes nesakom, kad režimas? Kodėl Lietuvoje nėra jokio režimo? Aš noriu priminti visiems tiem režimo savokos mylėtojams, kad netgi per tą pseudo pandemiją, reiškia, buvo mums per televiziją, sako, bus įvestas karantino režimas. Kas yra apskritai režimas? Režimas tai yra tam tikra tvarka. Tai kiekvienoje valstybėje yra režimas, kiekvienoje valstybėje yra tam tikra tvarka. Bet čia mums tą žodį režimas pateikia taip, tarsi ten kažkoks yra blogis, ten kažkoks yra pelkynas, velnynas, ten demonai kažkokie tai yra išprotėję. Nu pabaikit, šitą dalyką. Palauk, o tai tada klausimas, tu daug čia valstybių išvardinai, o Ukrainoje ne režimas? Be abejo, kad režimas. Nu ir dar koks? Jeigu taip, Tai paklausykit tų Ukrainos blogerių Telegram kanale, jūs suprasit, koks ten režimas. Ten žmonės gaudo gatvėse ir veža į frontą. Tai čia ne režimas, čia irgi režimas. Bet aš dar norėčiau keli žodžius apie komunikaciją pasakyti. Kadangi čia man gerai žinoma tema, tai mes visada, kada kažkoks įvyksta įvykis, ar ne, ir mes sakom, palaukiam 72 valandas, tada darysim išvadas, ar ne? Bet mūsų, pavyzdžiui, propagandistam tai nereikia laukti nei minutės. Pirmadienį atsirado tas dronas, čia kada, sekmadienį naktį, pirmadienį nusklendė į tą ežerą. Ir jau pirmadienį pas mus visi tie nupusti, švitrinių popierių nuvalyti tie generolai gyvenime nematė karo, visi ten atsargos, ten Malinionis, paskui tas Pocius, kuris čia morkų specialistas graužimo yra. Tai jie čia mums, pažiūrėkit, kokias jie mums nesąmonės kalba per Lietuvos nacionalinį transliuotoją. Čia aš pacituosiu, nes aš tokių nesąmonių pats nesugalvočiau. Niekas dar nežino, kas įvyko. Vyksta tyrimas. O mums LRT sako, aišku, nepriklausomai nuo to, ar iš Rusijos, ar iš Baltarusijos, bet jeigu taip yra, tai galima būtų pasakyti, kad taip yra testuojama mūsų reakcija.
Jie renka duomenis apie mūsų reakciją, testuoja mūsų procedūras, ieško silpnų vietų, žiūri, kokiuose aukščiuose tie aparatai gali praskristi nepastebėtai ir kaip mes reaguojam. Taip jie normalizuoja incidentus. Jie. Čia mes nekalti, čia jie. Toliau. Krašto apsaugos ministras tą pačią dieną sako, kad kriminali informacija iš tarnybų yra tokia, kad tai yra vienas iš dronų, Spiečiaus dronų, kurie į tą Primorską skrido į Rusiją ir tikėtina, kad tai yra ukrainietiškas dronas. Tai suprantat, ministras jau mums paaiškina, turbūt gaus už tai baudos, kad pasakė, kad čia ukrainietiškas, o šitie mums aiškina, kur jie atseit visą gyvenimą kariavę. Tai aš pasižiūrėjau jų CV. Tai Malinionis tai yra baigę žemės ūkio technikumą, didysis karo specialistas, o Pocius tas morkų specialistas graužimo yra baigęs kūno kultūros institutą. Ir jie mums aiškina apie karą visi. Kokia akademija būtų karo baigus, West Point ar kažką, dar tada suprasčiau. Na ir aišku, negalima nepaminėti Jasiukevičiaus, kuris iš karto išlindo į LRT. Jeigu kas nematė, tai aš galiu pasakyti, kad jis tikrai yra dronų specialistas. Nes prieš 10 dienų jisai savo Facebook'e tokią pasidalino žinia. Iki Šventų Velykų 5 Šaulių sąjungos komandos jau mokės sudarinėti vatnikų sąrašus tiesiai iš oro. Iš 1200 metrų aukščio galės identifikuoti šunbeždžionę, o į duomenų bazę bus įtraukta nuotrauka, adresas, miego koordinatės ir tipinis maršrutas. Tai tikrai dronų specialistas, ne? Ir jo komentaras per LRT. 90% tikimybė, kad taip ir buvo. Buvo nutaikytas specialiai ir atvestas tas dronas. Jam buvo užduota tokia misija. Jis buvo nuvestas specialiai į ežero vidurį, į centrą tam, kad būtų galima sakyti, jog žala nepadaryta, niekas nenukentėjo. Čia eina kalba apie tai, kad jis irgi žinojo, kad čia rusai mums šitą droną suorganizavo. Dar girdėjau tokių specialistų, kurie aiškino dar įdomiau, kad atseit šitie dronai, jie yra ukrainietiški, bet juos baltarusiai perėmė, perprogramavo ir specialiai atsiuntė į Lietuvą. Nu tai jūs pažiūrėkit, kokius kliedesius mums pasakoja. Ir tais veidais iš nacionalinio transliuotojo. Nu tai tu dieve, tu mano dieve. Nu tai ką čia dar daugiau pasakyti? Dar mums rašo klausia, Rusija liktais priekaištus pareiškė Lietuvai, kad erdvę suteikiam, oro erdvę dronams Ukrainos. Tai niekas mūsų neklausė. Matai, mes esam tokia valstybė, kurios niekas nieko neklausė. Tai Rusija turėjo omeny, kad mes suteikėm oro erdvę tiem dronam, kurie skrito turbūt į Rusiją, kur ten tas gamyklas, reiškia, atakavo naftos visas. Gintarai, va tai, ką pasakėjai, iš tikrųjų, dabar man viskas, dabar jau man aišku. Jasiukevičius, paaiškinsiu, Jasiukevičius paskelbė taip apie tai, kad dronų pagalba medžios šunbeždžionės, vatinės šunbeždžionės. Nu, kas yra vatinės šunbeždžionės, manau, didžioji dalis mūsų žiūrovų žino, supranta. Ekrane 4 matosi. Jo, 4 mato ekrane. O Valstybės saugumo departamentas, jeigu neklystu, šiandien paskelbė informaciją, kad jis nustatė grėsmes LGBTQ bendruomeniai. Tai aš taip, jeigu tas dvi naujienas sugretinam, tai didžioji dalis, o gal ir visos vatinės šunbeždžionės, galbūt jos priklauso šitai LGBTQ bendruomeniai. Nu, aš tai nepriklausau, tai gal aš ne vatinė šunbeždžionė esu. Žiūrėkit, ir dar viena sąsaja kokia stipri. Atsimenat beždžionių raupus? Taip. Tai čia I rest my case, kaip sakom. Bet aš sakau, aš tiek prisiklausiau čia šitų visokių bairių per šitą laiką, kad aš žinau, aš vakar važiavau į Kauną ir klausiausi žinių radijo. Ir aš girdžiu tokį tekstą, ten eilinis ekspertas, kuris Ukrainoje buvęs, nes dabar visi, kas nuvažiuoja nusifotkinti Kijevą, visi patampa baisiais ekspertais karo. Ir tai aiškina. Tai sako, žiūrėkit, dronų buvo paleista ten 4 ar 500,
vienas atskrido į Lietuvą. Tai jūs paskaičiuokit, kiek čia procentų. Sako, mes turim prie to priprast. Čia sako, 1/4%. Sako, net jeigu ir 10% atskristų, čia būtų viskas normaliai. Jūs įsivaizduojat, kokiom nesąmonė mus maitina žiniasklaida. Nu, tai man, pavyzdžiui, mano nuomonė, tai ir vienas tas dronas jau yra katastrofa. Tai yra skandalas. Tai čia jeigu yra atsitiktinai jie nuklydę, bet nepamirškim, kad 3 dronai skirtingose Baltijos šalyse, panašioj vietoj, pasienyje ten ir taip toliau. Nu, man, nežinau kaip, mums visiems kaip sąmokslo teoretikams šitie faktai turėtų kelti tam tikrų minčių, abejonių. Dėl to, kiek tai buvo atsitiktinai nuklydę šitie dronai. Kitas dalykas, žiniasklaida, Gintarai, ir politikai, reikia dar pasakyti, vat ir tie paminėti morkų mėgėjai, morkas graužti mėgėjai politikai, jie vis tiek, žiūrėkite, pateikti informaciją žiūrovui, klausytojui, skaitytojui taip, kad tai, kaip ir ukrainietiški tie dronai, bet vis tiek jie rusiški. Vis tiek jie varto tenai šitą dalyką, kad jie skrido iš Rusijos, pasikartosiu, iš Rusijos pusės įskrido, čia Baltarusiai perėmė, perprogramavo, vis tiek ten nagus jie prikišo, nukreipė ir taip toliau. Aš tau dar geresnį bairį pasakysiu, iš tos pačios laidos skambino žiūrovas. Tai tu įsivaizduok, tarp kokių zombių mes gyvenam. Jisai sako, na gerai, tarkim, tie dronai yra ukrainietiški. Bet Rusija kalta, nes pradėjo karą. O, taip, šito aš laukiau, taip. Tai tu sulauksi šito kiekvieną dieną, apie ką tu bekalbėtum. Taip. Tai užsienio reikalų... Greit ateis tai, kad jeigu tu pradėsi piktintis dėl naftos kainų, tai tu būsi rusų agentas, blemba. Tai užsienio reikalų grosmeisteris mūsų irgi pareiškė, kad kol vyks karas Rusijos su Ukraina, tai tol čia neturim stebėtis, kad dronai skraidys pro mus. O pasiprašau, tu gal žinai, kokiu kūru jo kėdai varomi? Tai turbūt biokūrų. Baltais milteliais iš Kijevo gal. Etanolu. Ne, jo entuziazmas, kai jisai ten pasakoja, tai konkrečiai ten ant kažko. Akivaizdu miltelių varomas. Ne, ten tikrai negali būti, kad tiesiog kažkokiu tai... Nes nuo amfetaminų... Čia grinai ne ant baltyminių batonėlių, tikrai ne ant baltyminių. Amfetamininių batonėlių, kurie, pažiūrėkit, jis naktį laksto. Tai čia grinai amfos yra toks dalykas, kad jie negali ramiai šadėti, negali mėgoti. Dronas irgi naktį laksto. Žandikaulis laksto. Tai kūras reiškia tas pats, kaip ir būdram. Ir dar susitikęs prieš tai su Kubos mafijos Kubos senatoriais, kurie, aišku, turi ryšių ten turbūt su ta Kubos mafija, kaip mūsų žygis, tai... tai faktas, kad ne ant batonėlio baltyminio, ant kažkokio kito baltyminio produkto. Griuk negyvas čia, ką? Net paminėjai dar to žvalgo be ateities, buvo tas toks gabaliukas. Žala nepadaryta, niekas nenukentėjo. Atsimenate, iš kur šitie žodžiai? Atiduokit kompiuterį! Moteriškė tokia dėtė. Man gatvės. Niekas nenukentėjo. Žala nepadaryta. Tai čia jisai trolinoje, taigi čia pas juos ten baisinis smailis yra čia. Bet čia negali juokinga, visiems juokinga buvo iš tas jos performances. Tai čia, tai tik tai kažkaip, sakau, surezonavo čia labai. Tai tie gal apie droną, nes čia yra komedija iš tikrųjų. Man tai čia visiška komedija. Ir tada, žinai, išeina Kasčiūnas, dar vienas karo dievas. Ir pradeda pasakot, dronai skrenda tokiam aukštį, kad jų neįmanoma susekti. Tai jofaina, tai tinklą užties. Dantis tiek aukštai nekyla. Ir krašto apsaugos ministerija dabar konsultuosis su Ventės rago ornitologais, kaip sugaudyti dronus. Jo, čia toks. Manau, kad nebūtų blogiausia vieta pasikonsultuoti.